gražus saulėtas rytas. Saulytė gražiai. Labas rytas visiems. Labas rytas. Tas, nu va, štai gražus saulėtas šeštadienis. Mes važiuojam su mažoje, pagaliau išaušo ilgai laukta diena. Su draugais susitikimo, kaip sakoma, retro medžioklė, kaip sakoma, surenkam kolekcionieriai, viską. Bet pirmas taškas kavos. Be kavos aš niekaip, mano mažoji gal arbatos pasiims. Ir važiuosime į Urmo bazės turgelį bagažinių. Tik su draugais, bet va, pirmiausia. Užsuku į cirklę, senai bebuvau, man labai patinka, čia skani kava būna pas juos. Tai va, pasiimsime rytui kavos. Nu va, pasiėmiau kavos. Ir eisim važiuoti iki turgelio. Čia turgelis netoli. O štai va, atvykom į turgelį. Sutikau Adomą, sveikas Adomai. Senai matytas. Ką, laukiame draugų. Andriukas, sveikas Andriau. Labas. Nu, sveiki. Labas. Nu va, štai pasirodo dar papildymas. Sveikas Pauliau, sveikas Kuzma, sveikas Evaldai. Sveikas, Dilamba. O va, štai koks susirinko mūsų būrys. Yra kas vėluojančių dar bus. Nežinau, gal lauksim, nelauksim vėluojančių. Ką žinau? Laukiam iš viskas, jeigu lauksim. Neaišku, kada Lukas bus. Nu ką, nuskambėjo švilpukas ir pradedam sezono atidarimą. Kurią pusę? Kur akis tiesiai. Štai ir įnėrėm į turgų, va, pirmas daiktas, va, koks piešinys su angeliukais. O, jau Evaldas jau kažką rado jau. Regimantas irgi va kažką tais dairosi bando. Va, kolektyvas užpuolė deduką, pas kurį viskas nauja. Telefonas labai geras. Alio? Žiūrėk, balius yra. Gusalo termometrą. Nu, o štai šiandien judesys turgų kaip reikiant. Pardavėjų, matosi ir šonė pilna pardavėjų. Bet dar kol kas visi tušti, dar nieko nesumedžiojom. O štai praeinam vieną tašką žaidimų. Va, sutinkam pažįstamų. Kurgi sutiksi daugiau, jeigu neprie... Ne, turgui. Čia va kitoj pusėje Aurimo. Aurimas su savo žaidimukais jau, va, jau sveikas Auri. O, jau va biznį daro. Kuzma pagal toną auksą dairosi. Šitą norėjau. Nu, Evaldai. Aš šitą norėjau už 50, bet... Sakyk, jie kas nors neveiktas, sakyk, mano mašinos sakovas. O Bastadas prašė atvy pistoletą rasti, ginklą apskai. Tai va, radome, jam pistoletą paimsime. O, kolektyvas užstrigo, čia Paulius kažką tai, va, teikinuką rado. Su knygutė? Dėktas, slėpta. Va, pilnas komplektukas, va, kaip Paulius pasipildė savo kolekcijas. Aš kai Tekeno fanas, tai man yra tikslas ant kiekvieno PlayStation'o turėti po Tekeną. Bent po vieną Tekeną.
Kiek turi flešų, tiek ten dienų. Jo. Andrius irgi va čia kažką tais. Na, kolektyvas biškai mūsų strigo, tai mes su mažoje, kai sakom, atsiskyrėm. Einam pasivaikščioti, štai jau matosi šiandien geras oras, bus didelis turbūt, visą žiemą būdavo tuščia šitoj vietoje. Kai tik einam apsižiūrėsim, va, daug pardavėjų. Visokių finti minti. O, štai Marius, matot, nepastebėjom, turbūt labai mažiukas bus Mariaus, sveikutis. Va, štai ir suradom atsilikusi mūsų kolektyvą, va. Lukas kažką jau, jau kažką radot. Šiek tiek. Nu. Ten va irgi užpuolę. Užpuolė geltoną vagonėlį. Kolektyvas. Tai netraukiu štai to pačiai filmavimą. Nu, va štai. Dainiaus chebros nėra, bet prieš akį yra, kaip vadinama, Vilniaus chebra. Einam, pažiūrėsim, ką Vilnius gero turi. Matosi vijų ir raudonų. Kiek vijų? Nu, 5 eurai vijų. Parvežkit moterį atsipalaidą. Va, Pauliau, dovanų duoda tau, va. Poni, galėsi pažaisti. Moterims dovanų. Čia va. Niekas dovanų nenori. Aš turiu, aš tokį turiu. Nu, tai kolekcijantų, gal kita versija. Ale kokie visi iš rankos dovanų neima. Aha, į pats tada. Kažkur dalyvavęs šitas, arba buvo labai gameris sunervavo ir jis jį išniekino. Nu, aš tai apėjom turgelį, vėl susibūrėm toj pačioje vietoje, kur susitikom, Apolis nesidžiaugė savo teikenu. Nu, aš monai sumedžiojau, va. Ogi kazuja, viršutinis. O aš monai Jurkširiuką sumedžiojau. Lukas va su draugiai Orga. Va, dar pultelį kokį gražų. Va, Regimantas kepurę susimedžiojo savo, buvo pametę, sakė. O, va, iš turgelio dar pietauti patraukėm. O patraukėm į Jūrumo bazę. Jūrumo bazę traukiam į kosmosą. Žiūrėsim, tų dokumentų. Aš bandysiu maklę pasukti. Gerai. Bosi, man paskui kalbėsi, bandau maklę. Bandysim. O, visi čia užkėdami, visi įspūdžiais pilnais iš turgaus. Visi traukia į va. Štai šitą parduotuvę. Į žaidimų bazę. Akis kažkaip prastas, nieko nemato. Va, teisingai, Paulius. Paulių geriausias akis, o to visiems. Ar turėtų ką nors ant GameCube? GameCube ne. Po kiek pasiūlė žaidimą? Na va, išėjom iš žaidimų bazės vienos parduotuvėlės, einam į kitą. Va, praeinam mano pagrindinė dešrų medžioklės parduotuvė, Mažeikių mėsinė. Einam į kitą sandėlį. Einam į kitą bazę, gal tenais rašiu naują Jakuzą su samurajų laikais ir padarysiu bylą gal tenais. O jeigu ne, grįšim į čia ir čia padarysiu bylą. Paminėsit mano žodį, gerbimi žiūrovai. O štai keliavome ir priėjome žaidimų bazę.
O, visas klubas ateina. Prašom, užeikite, sidrovėkit. Ai, čia duris. Ten jau pilna, man atrodo, kad mes netilpsim. Tai dabar eina pirmas ekipažas tegu. Tai jie atleidžia šiumi. Čia taip, nu. Eina pirmas ekipažas dabar tada. Eik, Pauliau. Paulius kažką jau susidomėjo, rado. Porą pereikų žaidimus turiu. 3 netgi. Gal kuris sudomintų? Treidina. Va. Sonic Frontiers. Gerai. Nu va, Paulius, va, pasakyti, dabar turės ką veikti, praėjo du žaidimus. Gerai, for free. Šituos dar. Iš Frontiers, iš Sonic Frontiers. Kaip? Išmainiau. Šituos? Pala, ką dar čia? Sakau, taip, ištraukiau vienu žodžiu, sakau, kuris domina, sakau, va, už 3 eurų, žinai, taip, po 15 bus. Taip, ištraukiau, dabar padarėm taip. Aš ištraukiau vienu žodžiu, sakau, kurį nori, sakau, išmainysi, dabar pabandykime, sakau. Ir opa. Sako, į Sonic Frontiers šitos, į Sonic Frontiers. Bet čia palauk, čia. Remasterintas? Tas irgi remasterintas. Gal. Man tik tas dar šaltai greitai. Nu va, tai va, Pauliu. Va, žiūrovai, mokykitės iš dėdės pamokų. Jeigu turit kokį vertingesnį žaidimą, užeikite ir apsilaikykite. Jo, Andrius, ir ką Andriukas sumedžiojo? Samurajų. Ir kitą samurajų. Dėdės žaidimą, bet ant 5. Reikia būtina apie Grįžo. dublis. Nu. Va, vėl sugrįžom atgal. Paulius va, nori. Sonika vieną palikau. Abu nesubraižyti. Tas Paulius mūsų. Jam negalima žaisti, greit praeina žaidimus. Nu, Paulius eina rinktis. Nu va, Paulius rado. Tik tai reikia pačias kompaktus. O jau Paulius susirado, ką apsikeis. Nu, Pauliau, kokį žaidimą keisis į The Orderį? Renkasi, tikrina. Viskas tvarkoja. Gerai. Nu, va, dėkui žaidimų bazėje, visada lankykite šią. Lankykite, čia labai teisingas pardavėjas, galima susitart. Visi nuolaidas padaro. Nu ką, štai atsisveikinam su Regimantu. Regimantas palieka mumi. Bet ne visam. Iki retromytas. Iki retro, nu. O lygės kolektyvas ką kviečia? Štai va, dėdės atėjo ir dėdėm dabar kam čia? Kuzmai. Ulimai dovanėlė. Ačiū, dar parašyta, jūs įsivaizduoju. Kad nesumaišyti dovanas. Nu taip, nes... O čia Pauliui viskas. Va, Pauliui viena mažytė ir sekanti Pauliui. Tik. Nu čia jau šachmatai bus. O čia va Pauliui. Man gerai čia bus, aš įsivaizduoju. Va. Turėsi padaryti video, jau vlogsim duos. Nu. Man teks padaryti. Nu, va štai atvykome papietauti, kaip visada. Po visų medžioklių, šalkė. Paulius savo va, videotechniką reguliuoja. O, va, sulėkė visi. Ne, metaliniai. Va, nauji. Imsim kažką, ne? Jo, pirmą ir 7. O, visi išsirinkinėja. Kažką pietų.
aš tą posėdį. Tu čia Happy Meal negausi? Ne, tai happy ne. Matei? Dėdės burgerį sukonstravau. Tai su makčikino padažu, su šoninė, be daržovių. Dėdė burgerį. O, štai visi pavalgė sotus, laimingi. O, jau. Lukas atsisveikina. Nu, atėjo. Filmuoja, čia bus. Va, Lukai. Viso. O mes kur? A mes dabar į Game Roomą. Į Game Roomą važiuojam lankyti. Nu, va, štai atvykom į Game Roomą. O, jo. Aisim aplankysim. Gal rasim ką pigaus. Jo, paieškosim Kuzmai kažką už pitakioką. Gal ir uždukę. Kuzma pitakas lyga. Einam. Nu, va, kolektyvas va. Žiūrinėjasi, ieško kol kažką ras. Žaidimų didelis pasirinkimas čia. Kokias vyko PlayStation žaidimai. Va, kolektyvas išeina patenkinti irgi apsipirkė jau. Oi, jau kažką taisiau. Taip, O, taip, 5 eurai, pigiau. va, Kuzma už 5 eurus žaidimą rado, o Paulius dovanų gavo. 15 eurų. Ką tada kolektyvas? Dėkui, kad susitikom, susibėgom, kai iki sekančio karto. Jo, mes lėksim, važiuosim. Gero kelio. Malonu buvo. Mes su Kuzma, kaip visi. Iki sekančio susimatymo. Nu ką, aš keliauju iš Game Roomo namų ir grįžęs pasirodysiu, ką pavyko sumedžioti šiandien. Turguje, dar siuntinukus atėjusius parodysiu viską. Na va, štai parvažiavau namo. Po susitikimo su draugais smagiai praleidau laiką, pabendravom, pasijuokėm, pamedžiojom. Dar siuntų pasiėmiau. Tai va parodysiu, ką čia šiandien gero pavyko. Va, aplankiau, va, naimsiu iš eilės, trauksiu iš kuprinės. Va, šiandien tokia žaidimų iš parduotuvę aplankiau. Tai va, radau Mario Kartą Carreros trasos. Man jos kadangi nereikia, man tik tai va reikalingas va Mario kaip figūrėliai kolekcija. Aišku, dėžutė pažeista, bet tai čia bus išimta iš jos. Tai jis kainavo tik tai 3 euriukus. Po to dar toj parduotuvėliai aplankius štai ką pavyko surasti. O dvi figūrytės. Atitraukiam, kad matytųsi. Dar viena, tai va štai. Tai va visos 3 figūrėlės iš jo po 1 euriuką. Tik tai. Tai po to, ką mes čia turim. O iš eilės traukiam. O čia yra siunta atėjusi. Čia atėjusi siunta. Iš Lenkijos. Na, pažiūrėsim. Nepasiėmiau eilių, gal Erikas paskolins žirklę savo. Kažkas čia saugiai supakuota. Bandome įveikti. Pakuota į Dimos dėžę net supakuota. Oho, kaip čia jau, kaip saugiai. Bandom įveikti. Apklijuota lipni juosta. Man žmona sako, kam tu taip klijuoji? O čia va, lenkiokas, va, matos kaip supakavęs. Stipriai. Net neina įeiti. Va, matosi. Net nežinau, kas čia yra, nesimenu. Tu, Erika, nenumanai, kas čia gali būti? Aš irgi ne. O, ištraukiam dėžę. O čia dar dėžutė. O, kukurūzai. Žalieji kukurūzai sudėti. O čia va, dar kaip gražiai surišta.
O, čia jau saugiai sudėta. Nu, mes ką? Nu, mes šitą kaspinėlį. Čiukt. Ir čia yra. Ai, čia mano mažoji Saulėlydžio pirmos serijos dalies daina susisakius buvo. Aišku, dėžutė pakentėjusi, bet pradėjęs tai prašė. O viskas kaip knygutė, kaip manualas. Nu, bet nieko, dėžutę mes čia pakeisim. Turiu aš tų dėžučių, čia ne problema. Bet to kaip Saugia Lenkas supakavo visą, kad ta pats likusi sulūžus, kad visai nesubirėtų. Bet jis informavo viską, žinau. Po to iš eilės traukiant, tai Urmo bazė, kai buvau radęs pas Vytai stikliuką visą, man netiko, nes ten buvo didžiajam fatui. O čia va šiandien aplankius per visą medžioklę pavyko, draugai atrado didžiai slimui, kaip tik va man. Jau 50 centukų išėjo šitas. O to, o čia. Va, ačiū Erikai. O šitą gal bandysim čia, liktai be adreso. O čia yra mūsų gerbiamo Kuzmos. Kuzma, nu per stipriai įpakuoja. Iš rankų rankas padarai, net įveikti negalima. Gražiai maišelį panaudosim dar. O čia yra. Nu, Pauliau, Mr. DJ Kuzma, dėkui tau. Ant Nintendo Switch Star Renegade žaidimukas. O čia jau labai super, ačiū. Dedam prie tų visų kitų. Po to iš eilės išlenda dėdė Pauliaus arba Uncle Pauls. O, dovana. NPS4 Sifu žaidimukas iš tai va. Visas gražus. Visa knygutė. O, su visko. Atvirukai, va, čia reikėlį tu mano asistentas, va. Ir pats metalas. Stilbokas atidarom. Opa. Ups. Nu, čia gal jau Paulius panaudojęs tą kodą bus. Čia nesvarbu, bet svarbiausia. Sifu. Talinis stilbukas, viskas labai gera. Dėkui Paulius šitą dovaną. Kaip tik va, aš žiūrėjau senai viską, tai praėjai, žiūrėjau, tai dabar aš galėsiu, kai sakoma, kaip aš žaidžiu ant lengvo lygio, tai aš ant lengvo pražaisiu. Nu, mažylis mano traukia ką, o čia turgui pavyko sumedžioti aš tai Gran Turismo. Turėjau aš jį, bet čia normalus, ne Platinum versijos, o aš turiu Platinum versiją. Va, kaip tik pakeisiu, čia aišku, tai dėžutė reikia pakeisti, dėžučių nebėda, mes ją pakeisime. Toliau, va, štai neturėjau kolekcijai Wrestlingo 16 metų. Tai va viskas. Į kolekciją, čia išvažiuojama 1 iki 4 žaidėjų žaisti. Nu, mano mažasis asistentė. O to štai va, Street Fighter 5 pavyko irgi gauti. Čia jisai, kas domisi, keliese gali žaisti, čia dviese, vienas arba dviese gali žaisti žaidėjai. Va. Po to, mano. Va, po to pas vieną kitą pardavėją pirkau va, ant PS3 Host Recon, tai prašė 3 eurų. Jis kaip su mane žino, aš aplankau pastovi, tai 50 centukų nuleido. O šito neturėjau kolekcijoje. O čia tai, jo, čia pistoletas, jinai čia ne man. Čia Bastedui, draugui Pauliui. Iš Klaipėdos, kadangi jis negaliu atvykti. Tai prašė, sako, pažiūrėkit, gal man ant TV pultelių pistoletą rasit. Aišku, čia ne originalas. Mes jam nufotografavom, nusintėm. Pasakė, gerai, paimkite, va, jam paėmiau šitą pistoletą. Nu ir prieš paskutinis. Prieš paskutinę, tai jau čia siunta yra. Tai jau čia, nu jau šitą veiksim su peiliu siunta. Čia yra
saugiai supakuota. Jau matosi žmogus ne pirmą kartą siunčia. O čia yra, pabiro. Čia yra Disney Infinity. Kaip ten tie, kaip mapsai, kažkas tokio. Tai čia pavyko žiauriukas sumedžiot va visus šitus. Kadangi turėjau šitą, tai šito nereikėjo, bet va, vien dėl šitų 4 ėmiau, nes tu neturėjau tik tai 1 euras, kai kitur po 2 eurus prašo už vieną viską. Nu ir paskutinė siunta sūnaus. Daugiau nieko nėra. Nieko nėra. Va, žaidimas iš Lietuvos. Matosi, kad iš Lietuvos, nu aišku, Disney Infinity žetonai iš Lietuvos siųsti, bet supakuoti buvo kaip reikiant saugiausiai. Kaip iš Lenkovo, net muzikinis tas diskas buvo sulaužyta dėžutė, bet labai saugiai. Nu, čia lietuvis. 5-6 dienas negaliu išsiųsti, tai šiaip nes taip šiaip parašiau, kad atšauksiu, tai įsiunčia. Aišku, matas, kad žmogus stengiasi dar. Reklaminį laikraštį pakavo. Na, ačiū, kad neplikai kiti paleidžia. O čia yra Dark Souls 2 ant PS3. Vieną dalį turiu, šitos neturėjau dalies. Jau, viskas gražu, švaru. Nu ir ką, mūsų kuprinė. Pirštinės tik tai mano ryte buvo pasimtos likusios. Tai va šitas va toks video visos susitikimo, medžioklės ir mano visų daiktų su draugų susitikimo video. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote ir visiems ate.